Ir taip viskas prasideda nuo starto, tiksliau nuo registracijos pasirinktoje kompanijoje. Čia greičiausiai pamatysite pažįstamų kompanijų logotipus. Gal prisiminsite, kiek kainavo pradėti verslą su kompanija. Žinau, kad yra įvairūs variantai. Registracija gali nieko nekainuoti, arba simbolinė $25 suma, arba šiek tiek daugiau, bet neužmirškime startinio paketo, kurį, kaip taisyklė, privalu įsigyti iš karto. Jo kaina dažniausiai prasideda nuo $100, bet gali būti ir 500, būna net 1000 ir daugiau. Livgood neaukšta startinė suma prieinama daugumai žmonių. Vos $40, už kuriuos gaunate efektyvius verslo kūrimo instrumentus. Vardinę korporatyvinę svetainę kompanijai pristatyti. Vardinę internetinę parduotuvę mažmeniniai prekybai. Ir tinklapį nuorodą naujų žmonių registravimui. Plus $10 narystės mokestis, kuris suteikia teisę įsigyti produktus mažiausią kainą, turėti pinigų gražinimo garantiją ir kitokias privilegijas. Viso $50. Priimtinas ir pateisinamas narystės mokestis realiai kainuoja vos 33 centus į dieną ir atsiperka įsigijus 2 bet kokius produktus. O dar yra mechanizmas sumažinti jį 20%. Taigi, nedidelė pinigų suma reikalinga verslo pradžiai ir visiems prieinamas kasmėnesinis narystės mokestis, kuris tikrai nebus našta nei pensininkui, nei studentui, jau nekalbant apie dirbantį žmogų. O dabar užduokite savo klausimą. Kodėl kiekvieną dieną daugiau 2000 žmonių prisijungia prie kompanijos? Kiti privalumai jau greitai.